2012 m. lapkričio mėnesį prasidėjo Klaipėdos miesto salės futbolo 3 lygos pirmenybės, kuriuose dalyvauja 12 mėgėjų komandų. Pirmenybės organizuoja ir vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės atviros erdvės jaunimo centras, Klaipėdos futbolo mokykla, Tarptautinės policijos asociacijos Klaipėdos poskyris ir Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija. Stipriausių komandų šešetuką šiuo metu sudaro Elvitransa KVK, Klaipėdos policija 2, Sendvaris, Vakarų frontas, Veteranai ir atviros erdvės jaunimo centro komanda AEJC. Šiuo metu rezultatyviausi žaidėjai yra Raidas Leonas ir Remigijus Vaitkevičius iš Sendvario komandos bei Roman Spirido iš Titaniko komandos. Medaliais komandos puošis kovo 16 dieną. Specialiais prizais bus apdovanojamas rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas, geriausias pirmenybių vartininkas, geriausias pirmenybių gynėjas ir geriausias pirmenybių puolėjas. Finalinės varžybos numatomos kovo 16 dieną Klaipėdos futbolo mokyklos salėje, Paryžiaus komunos gatvė 16A. Ir net pralošę kovoje mes galim likti laimingi. Kai kova labai svarbi, serga šalyje visi, mojuoja vėliava teta Birutė, palieka verslą Palangos močiutė. Tik nesakyk, kad taip nebūna.